Labas rytas, labą dieną, gal ir labas vakaras, nesvarbu, kada žiūrite, bet basketinių žurnalistas ir GAU3 sport komentatorius Jonas Lekšas tęsė savo darbus, kadangi praėjusią savaitę buvo labai smagi, 5 iš 5 buvo pataikytos mano prognozijas, todėl dar viena nauja savaitė, dar 5 rungtynės ir pradedu nuo trečiadienio. Panevėžio 7bet Lietkabelis praėjusią savaitę tikrą pasaką sukūrė namuose, sugebėjo sugrįžti Gediminas Orelikas, prie to labiausiai prisidėjo ir galiausiai per pratęsimą buvo parklupdyta Ankaros komanda. Nėra kur sustoti, dabar laukia mačas išvykoje, bet mačas prieš Europos taurės outsiderį Vroclavo Šlionską. Komanda dar per 7 turus nėra laimėjusi nei vienų rungtynių. Ten pamatysime pažįstamą veidą Kendalą McCallumą, kuris praeitą sezoną užbaigė Vilniaus Rytę. Jis tapo staiga komandos lyderiu, nesenai prie jos prisijungęs, kol Džiavūnas Evansas gydosi traumą. Džiavūną Evansą taip pat visi puikiai žinote. Praėjusią sezoną ilgą laiką spindėjo Utenoje, kol neišvyko į Izraelį. Taip pat yra Saulius Kulvietis, kuris žaidžia net po 30 minučių vidutiniškai, tačiau nėra labai ryški figūra, vidutiniškai 7 taškų vidurkis. Taip kad panevėžiečiai, sakyčiau, šio mačo favoritai yra ant geros bangos. Deividas Sirvydis turėtų jau žaisti, Gediminas Orelikas taip pat savaitgalį praleido rungtynės prieš Mažeikių komandą, kur irgi panevėžiečiai parodė savo stiprybę be 3 pagrindinių krepšininkų. Atrodo, kad Nenanas Čanakas šitą komandą pastatė ant vėžių, taip kad tikiu, kad bus pasiekta pergalė ir Lenkijoje. Nuo Europos taurės pereiname prie Eurolygos ir ketvirtadienį stebėsiu mačą tarp Makabio ir Barcelonos. Jis vyks Belgrade, neutralioje aikštelėje, Tel-Avivo Makabis ten dabar svečiuojasi ir vis dėlto Barcelona šiuo atveju nematau jos kaip favoritės, nors sezoną jie pradėjo gerai, bet praėjusią savaitę patyrė sutriuškinimą Vitorijoje, prognozavau jiems ten pralaimėjimą, bet negalvojau, kad jie atrodys taip beviltiškai. Kaip bebūtų, Barsa pradėjo sezoną labai gerai, bet vėliau įsivėlė į sunkų žaidimą, labai daug viskas priklauso nuo Tomašo Sotorancijo, kurio žaidimas banguoja, o tuomet labai daug spręsti dalykų tenka Nikolasui Laprovitolui, kuris nėra toks pripažintas atakuojantis gynėjas, kaip kitoje pusėje mes matysime Veidą Boldviną, taip pat ir Lorenzo Braunui turėtų atsirišti rankos, sugrįžus Boldvinui, pernai tai buvo geriausias perimetro linijos duetas, likęs per pergalę nuo Eurolygos finalo ketverto, net ir neturėdami namų pranašumo ir turbūt jau neturės visą sezoną, Tel-Avivo klubas yra tarp favoritų patekti į finalo ketvertą, jų žaidimas įsibėgėja, tai yra atkarpų komanda, kuri dažniausiai varžovus įvelia į savo greitą puolimą, atvirą krepšinį, daug individualaus žaidimo, o Barcelona, man atrodo, kad gynyba jiems bus sunkiai sutvarkyti tiek Lorenzo Brauną, tiek Veidą Boldviną, tiek Bonzi Kolsoną. Šiuo atveju prognozuoju pergalę Makabio klubui. Penktadienį mūsų visų akis kryps į Pirėjų, antrą savaitę paeiliui. Kauno Žalgiris lankosi Graikijoje ir šį kartą susitiks su praėjusio sezono Eurolygos finalininkais, kurie sezono starte taip pat neblizga. Jie sunkiai išgyvena Kostos Luko ir Saša Vezenkovo netektis. Ir tikrai jų žaidimas banguoja, ne veltui jie vis dar ieško rinkoje žaidėjų. Pasikvietė Nazą Mitrolongą iš Kauno Žalgirio, bet šitas ėjimas daugiau susijęs turbūt su vietinė lyga. Pats Mitrolongas galės prisijungti tik nuo naujųjų metų Eurolygoje. Kaip bebūtų, jau juokaujama, kad Olympiakos pastaruoju metu tapo Kauno Žalgirio prieglauda. Prieš pat sezoną pasimtas Ignas Brazdeikis, dabar paimtas ir Nazas Mitrolongas. Ir nors ir kanadietis nedavė didelės naudos Žalgiriui, dabar perimetro linijoje atsivėrus milžinišką skylę, jų buvo dar ir prieš išvykstant Nazui Mitrolongui iš komandos. Dabar kauniečiams žūtbūt reikia papildymo. Aišku, ne faktas, kad tas papildymas kažką ir duotų rungtynėse Pirėjoje. Vis tiek Olympiakosas namie prie savų sirgalių yra sunkiai pažeidžiamas. Grįžta Nikola Milutinovas, turėtų žaisti ir Šakilas Makisikas. Pastaruoju metu didžiulis krūvis tenka Tomosui Vokopui ir Kostui Papanikolau. Tai yra pripažinti veteranai ir ta sistema nori, nenori vis tiek veikia. Gynyba yra sustiguota daugiau mažiau. Manau, kad žalgiriečiai vėl mes rimtą kovą metė, jie yra Atėnų Panathinaikos, bet paskutinėmis minutėmis pergalę švęs Olympiakos. Tas pats penktadienis ir kitas labai įdomus susitikimas, lietuviškas irgi susitikimas Vitorijos Baskonė su Tadu Sedekelskiu prieš Monako su Donatu Motiejūnu priešakyje. Duško magija tęsiasi, Duško Ivanovičius sugrįžo tiesiog nuostabiai į Baskų kraštą, 4 pergalės iš eilės Eurolygoje ir savaitgalį ACB pirmenybėse patiesta ir Valencija. Duško labai greitai suformavo komandos didįjį trejetą su Tadu Sedekelskiu, Čima Moneki ir Markusu Havardu, kuris pastaruoju metu įspūdingai siaučia tiek Ispanijos pirmenybėse, tiek ir Eurolygoje. Komanda atrodo turinti labai mažai išteklių, bet rotacijos tapo žymiai aiškesnės prie Duško Ivanovičiaus, lyderiai žino, ką turi daryti, o svarbiausia, kad ir gynyba atrodo apsitvarkė prie šio patyrusio specialisto. Būtent sezono starte Baskai strigo savoje aikštelės pusėje, puolime ten yra kam rinkti taškus.
Nuo Duško atvykimo labai įdomus faktas, jie turi 3 puolimo reitingą ir 4 gynybos, taip kad Eurolygos finalo ketvirto kalibro komanda buvo per pastarąsias 4 rungtynes, žinoma, tai yra labai trumpa atkarpa ir jiems reikės įrodinėti pranašumą, visgi manau, kad ir šią savaitę jų pasaka prasitęs ir jie nugalės Monako komandą, kuri praėjusią savaitę patyrė 2 pralaimėjimus ir Maikas Džeimsas nebeatrodė toks šviežias, atrodo, kad jo skaičiai šiek tiek pakrito, grįžus Jordanui Lloydui, jiems reikia iš naujo susistiguoti, bet manau, kad šią savaitę jiems dar pritrūks laiko ir jie patirs nesėkmę. Na ir savaitę užbaigime šeštadieniu savas kiemas, bet man tai bus asmeniškai įdomiausia savaitės dvikova. Vilniaus Rytas prieš Vilniaus Wolves. Mūšis dėl sostinės ilgai lauktas ir pirmą kartą šios komandos jau kai Wolves yra Vilniuje susitinka tarpusavį oficialiose rungtynėse ir Rytas potencialiai bus namų šeimininkas, turės ir fanų palaikymą, tačiau ASG arena vis dėlto yra geriau pažįstama Vilkams, tad čia irgi galima dėti daugiau mažiau lygybės ženklą. Visgi Rytas jau sulaukė sudėties papildymo, Gytis Radzevičius labai gerai įsijungė į komandos žaidimą, Martynas Echodas taip pat įsilieja neblogai, tuo metu Vilkai nors ir sulaukė Vaido Karniausko, Eigerdo Žukausko sugrįžusių neturi, Rašydo Sulaimono, kuris žaidė žvėriškai iki traumos, taip pat Jeffo Tayloro sugrįžimas užtruko, neturėtų žaisti dar savaitgalį ir šitos 2 netektis, galima sakyti, turbūt 2 pagrindiniai komandos žaidėjai nepadės. Principinėme mūšyje Rytas bus pilnos sudėties ir matau, kad jie yra šios poros favoritai, prognozuoju jų pergalę 6-8 taškais. Tai tiek šią savaitę bandau pratęsti gerą savo seriją, prognozuokite jūs komentaruose, kaip man seksis spėlioti, kaip seksis komandoms mano įvardytose mūšiuose. Kas dar neprenumeruoja kanalo, tai tą būtinai padarykite, na ir iki kito karto.